Tai interaktyvi vaizdo sesija, kuri padės jums tobulinti įgūdį susidoroti su investavimo rizika ir pokyčiais. Turėdami šį įgūdį, jūs gebėsite priimti, kad rezultatai gali būti ne tokie, kaip tikėjotės, veiksmingai valdyti galimas pasekmes, greitai reaguoti į nenumatytas finansinės situacijas, sukurti alternatyvius planus, kaip veikti esant nenumatytai situacijai. Naudoti skaitmeninės priemonės, ieškant sprendimų dėl netikėtų investavimo pasekmių. Finansų pasaulyje neįmanoma išvengti nenumatytų rezultatų. Sėkmės raktas pasirengti tokioms situacijoms, veiksmingai valdyti pasekmes ir naudoti skaitmeninės priemonės, padedančias prisitaikyti prie situacijos. Pažvelkime, kaip ugdyti šį svarbų įgūdį didelį dėmesį skiriant technologijų panaudojimui. Pirmas žingsnis – gebėjimas priimti, kad rezultatai gali neatitikti lūkesčių. Investicijos savaime yra susijusios su rizika, o jų rezultatus veikia veiksniai, kurių negalite kontroliuoti, pavyzdžiui, ekonomikos nuosmukis, geopolitiniai įvykiai ar staigus rinkos pokyčiai. Norint priimti šią realybę, reikia tiek psichologinio pasiruošimo, tiek strateginio planavimo. Skaitmeninės priemonės, pavyzdžiui, Monte Carlo simuliatoriai, scenarijų analizatoriai ir portfelio valdymo programėlės imituoja galimas rinkos sąlygas. Šios priemonės padeda suprasti, kaip tokie įvykiai kaip infliacijos šuoliai ar recesija gali paveikti jūsų portfelį. Be to, daugelis platformų siūlo, kas būtų jeigu analizę, leidžiančią pamatyti, kaip jūsų investicijos galėtų veikti skirtingomis rinkos sąlygomis. Supratimas apie blogiausius scenarijus leidžia suformuoti subalansuotą požiūrį ir sumažinti emocinės reakcijas į trumpalaikius nuostolius. Atminkite, kad atsparumas prasideda nuo susitaikymo su tuo, kad ne kiekviena investicija duos teigiamą grąžą ir tai yra diversifikuotos portfelio strategijos dalis. Antras žingsnis – veiksmingas pasekmių valdymas. Kai investicijos duoda mažesnę grąžą, labai svarbu sugebėti reaguoti ramiai ir veikti strategiškai. Skaitmeniniai įrankiai, tokie kaip RoboAdvisors, siūlo automatinio perskirstymo galimybės, kurios pritaiko jūsų portfelį, kad jis duotų geriausią grąžą kintančiomis sąlygomis. Šios priemonės analizuoja jūsų lėšų paskirstymą ir rekomenduoja pakeitimus, pavyzdžiui, perkelti lėšas iš mažiau pelningų sektorių į stabilesnius. Biudžeto planavimo programėlės gali būti labai svarbios pritaikant asmeninės finansinės galimybės nuostoliams padengti. Jos padeda stebėti išlaidas, planuoti mažesnės pajamas ir perskirstyti santaupas. Be to, kai kurios priemonės derina biudžeto planavimą su investicijų stebėjimu, pateikdamas visapusišką jūsų finansinės situacijos vaizdą, kad galėtumėte atlikti duomenimis pagrįstas korekcijas. Naudojant šias programėles galite greitai ir veiksmingai reaguoti į nesėkmes ir sumažinti jų finansinį poveikį. Trečias žingsnis – greitas reagavimas į nenumatytas finansinės situacijas. Greitai kintančiose rinkose gebėjimas veikti ryžtingai gali žymiai sumažinti nuostolius arba padėti pasinaudoti naujomis galimybėmis. Tokios skaitmeninės priemonės kaip prekybos įspėjimai realiu laiku, pranešimai apie kainas ir rinkos tendencijų atnaujinimai leidžia gauti naujausią informaciją. Pavyzdžiui, nustatydami įspėjimus apie kainų ribas ar procentinius kritimus, galite būti įsitikinę, kad būsite nedelsiant informuoti, kai reikės imtis veiksmų. Pažangesnės platformos taip pat siūlo dirbtiniu intelektu pagrįstas įžvalgas, kurios prognozuoja rinkos pokyčius remiantis istoriniais modeliais ir realaus laiko duomenimis. Šios įžvalgos gali padėti priimti tokius sprendimus kaip investicijos užbaigimas arba lėšų perskirstymas į saugesnės investicijas. Kad būtumėte pasirengę veikti, naudokite platformas, kurios leidžia sklandžiai vykdyti sandorius, naudotis mobiliąją prieigą ir integruoti platesnę portfelio valdymo strategiją.
Reagavimas realiuoju laiku užtikrina, kad nestabilioje situacijoje veiktumėte proaktyviai. 4. žingsnis – alternatyvių planų kūrimas. Tvirta finansinio atsparumo strategija apima planus nenumatytiems atvejams iškilus krizei. Galite naudoti Google Budget arba Google lenteles, kad sukurtumėte planus nenumatytoms situacijoms pritaikytus jūsų poreikiams. Juose gali būti numatyti iš anksto apibrėžti veiksmai, pavyzdžiui, lėšų perskirstymas į likvidžius aktyvus, išlaidų sustabdymas arba laikinas grynųjų pinigų rezervų didinimas. Kai kurios platformos taip pat siūlo scenarijų planavimo modulius, leidžiančius imituoti įvairias finansinės ekstremalias situacijas. Pavyzdžiui, darbo netekimą, rinkos žlugimą ar netikėtas medicininės išlaidas ir išbandyti savo strategijų numatytų nepaprastosiomis situacijomis veiksmingumą. Tokios priemonės kaip Everplans padeda tvarkyti svarbiausią finansinę informaciją, užtikrinant greitą prieigą prie kritinių duomenų ekstremaliuose situacijose. Derindami aktyvų planavimą ir naudodami skaitmeninės priemonės galite aiškiai ir užtikrintai reaguoti į finansinės krizes, žinodami, kad turite parengtus struktūrizuotus planus. 5. žingsnis – skaitmeninių priemonių panaudojimas ieškant sprendimų. Technologijos teikia įvairias priemonės prisitaikant prie investavimo iššūkių. Naudokite rinkos atsigavimo analizės įrankius, siekiant identifikuoti galimybės rinkos atsigavimo laikotarpiais. Be to, internetinės bendruomenės ir forumai, pavyzdžiui Reddit, gali suteikti įžvalgų ir pasidalinti patirtimi, kuri padės jums nuspręsti, kokių veiksmų imtis toliau. Skaitmeninės priemonės ne tik siūlo sprendimus, bet ir suteikia pasitikėjimo, kad galėsite įveikti sunkumus. Išsiugdę šį įgūdį galėsite drąsiai priimti iššūkius ir nesėkmes paversti augimo galimybėmis. Dėkojame už dėmesį ir nepamirškite, kad kiekvienas iššūkis yra galimybė mokytis ir tobulėti. Sėkmingų investicijų!